Vienas. Mes turėtumėm būti eteryje jau, Ilka, pasisveikinti tada. Jau galim pasisveikinti. Jau pasisveikinti. Labas vakaras. Labas vakaras, palaukit, tada mes šiek tiek anksčiau pradėjome ir kadangi aš pirmas iki tai darau, tada pasitikrinsiu, kaip tai vyksta. Ir reiškia, mes dabar paguldyti ant šono. Tai reiškia, kad man dabar telefoną reikia tai pastatyti. Gerai, tada sekundėlę aš tai jį perstatysiu. Kaip manai šitas... Ne, taip aukštai nepasikels. Gal spaudžiam stop ir tada mes tiesiog sutvarkysime. Jo, gerai. Spaudžiam stop. Palauk, skandėlę, pasižiūrim, kaip tai atrodytų čia. Ne tai blogai, palauk. Pirmas planas mūsų neišdegė, bet tada mes šiek tiek, kaip tas žodis vadinasi, kuris mene daromas, improvizuosim. Gerai. Tai va, tada mūsų tiesioginė transliacija prasideda. Labai ačiū visiems, kas prisijungėte, ačiū tiems, kurie siuntėte klausimus, tada mes dabar prie jūsų klausimų nieko nedelsdami ir keliaujame ir juos tada iš šėlės bandome atsakinėti. Gerai, Ilka, sekundėlę, tu dar palaukite, prašau, Ilka tada pašerins į savo Facebooką, kad ir jos gerbėjos matytų. Gerai. Ir dabar tada... Palauk, nesvarbu. Gerai. Ir pradam, čia dabar nebus klausimai visiškai išėlės, bet dabar bus taip, kaip Facebookas rodo. Ir bandau tada šiokią tokią seką išlaikyti. Gerai, ir tada pirmas klausimas, kurį uždavė Marija, yra mano klausimas taip pat apie papildus. Gal teko naudoti riebalų degintoje Thermopump? Ir tada skliauseliuose rašo, sudėtyje yra arginino, betalanino, taurino, kofeino, karnitino ir kita. Kiek laiko galima naudoti? Ar naudoti prieš kiekvieną treniruotę? Kitas klausimas, nespėjus išgerti baltymo iš karto po treniruotės, ar verta tai daryti grįžus namo? Kiek žinau, langas atidarytas būna apie pusvalandį. Marija, šiuo momentu ir pasarosius kelis kartus, kai ruošiausi varžyboms, aš termogenikų jau nevartojau. Anksčiau, kai buvau jaunesnis, aš tą labai mėgau ir 2005 metais, kai būdavo daug tokių papildų su efedra, aš labai daug termogenikų naudodavau ruošdamasis varžyboms ir termogenikų naudojimas iš tiesų, kaip ir tų, kuriuos aš naudojau, taip ir tų, apie kuriuos jūs klausite, turi daug šalutinių poveikių ir šalutiniai poveikiai yra tokie, kad jie apsunkina širdies darbą, tai yra jie pakelia bendrą kūno temperatūrą, skatina prakaitavimą ir ne tik treniruotės metu, bet ir ilgesnį laiką po treniruotės, kol tas termogenikas kaip papildas veikia, jūs sudeginate daugiau kalorijų. Kitas yra dalykas tas, kad tokių papildų kaip termogenikų, kaip ir prie workoutų negalima naudoti reguliariai ir negalima naudoti ilgą laiką dėl to, kad arba organizmas prie jų adaptuojasi ir jie nebeveikia ir tada reikia didinti jų dozes tam, kad jaustumėte jų veiksmingumą arba atsitinka tai, kad centrinė nervų sistema būna išsekinama ir tada sutrinka antinksčių funkcija ir tada jūsų organizmas natūraliai neišskirinėja hormonų, kurios turėtų išskirti prieš treniruotę arba, sakykime, prieš kažkokį dalyką, kai jūs jau turėtumėte jausti tokį gerą susijaudinimą, excitement, angliškas žodis tiktų šiuo atveju. Todėl šitos papildus aš siūlyčiau vartoti arba vartoti 2 savaitės ir daryti pertrauką, 2 savaitės ir daryti pertrauką, arba naudoti tik tai prieš pačias tokias jau labai sunkės intensyviausias treniruotės, ką aš dabar darau su pre-workoutais. Ir aš pre-workoutus naudoju tik tai 1 kartą per savaitę arba maksimum 2 kartus per savaitę, paprastai prieš kojų treniruotę, kartais dar prieš nugaros treniruotę. Ir šitas principas tinka tiek kalbant apie pre-workoutus, tiek termogenikus, nes daugelį ir vienų ir kitų dubliuojasi tos pačios medžiagos, veikliosios medžiagos. Ir kitas jūsų klausimas buvo dėl proteino. Jeigu nespėti išgerti baltymo iš karto po treniruotės ir klausėte, ar langas trunka tik tai apie pusvalandį. Šiaip daugelį literatūros šaltinių lango trukmė, langas yra, reiškia tiem, kas nežino, aiškinu, kad tai yra tas laiko tarpas, kuomet organizmas gali pasisavinti daugiau maisto medžiagų ir paprastai langas atsiveria 2 kartus per dieną, tai yra iš karto po treniruotės ir tada kitas laikas, pats pirmas laikas būna ryte iš karto tik tai pabudus ir daugelį šaltinių yra nurodomas laikas, lango trukmė yra 1,5
pusantros valandos. Kartais nurodoma valanda, kartais 2, bet viduriukas būtų pusantros valandos. Jeigu jūs nesuspėjote išgerti per pirmą pusvalandį, tai vienaip ar kitaip, vienu ar kitu atveju vis tiek į tą langą papuolate. Sakykime, aš, kaip ir dauguma šiuolaikinių sportininkų, labai akcentuojame, kad reikia baltyminį kokteilį išgerti kuo greičiau ir priežastis, dėl ko tai mes darome, yra tai, kad be to, kad turime išgerti baltyminį kokteilį, mes dar turime per dieną pavalgyti daugybę kartų. Ne? Ir jeigu, sakykime, uždelsime su baltyminiu kokteiliu, tada šiek tiek uždelsime su sekančiu valgymu ir galiausia gaunasi sunku sukišti per dieną visus tos valgymus, kuriuos turėtume sukišti. Marija, kiek jūs pažįstu ir tada prisipažinsiu, kad bus šiek tiek korumpuota šitas video, kai kurios žmonės mes pažįstame, kurie rašot, bet nenusiminkite tie, kurių dar nepažįstame. Ir susipažinsime greitai ir tada korupcija bus taip pat jūsų naudai. Tai va, Marija, kiek žinau, jūs treniruotės vakare po darbo ir greičiausia jūsų režimas atrodo taip, po treniruotės jūs gerite kokteilį ir po to grįžus namo dar valgote. Jeigu tai yra tik tai, sakykime, vienas arba maksimum 2 valgymai po treniruotės, tai net jeigu ir pavėluosite su kokteiliu, vis dar spėjate pavalgyti tą 1 arba 2 kartus, kiek dar jums reikia ir tas tokio vaidmens ir iš esmės tokio blogo vaidmens nesuvaidina. Gerai. Tai dar vienas buvo Marijos. Išvykęs į atostogauti, nėra galimybės lankytis ten treniruoklių salę. Kokią fizinę veiklą geriau rinktis, bėgimas, plus pratimai presių, pritūpimai ir panašiai. O gal geriau jokio bėgimo, tik įvairius pratimai, kad ir su guma. Tikslas neprarasti formos, likti tonuse. Tonuse, jo. Tai va, tai mes irgi nesenai buvo atostogavo. Ir aš irgi kiekvieną rytą kažką darau. Tai nebuvo būtinai bėgimas ir aš tai nesiūlyčiau bėgoti, jeigu jums ir anksčiau nebėgojo. Tada dažniausiai irgi būna taip, kad mes atostogų metu esam labai aktyvi, tai reiškia, kad jūs labai vaikščiot. Jeigu jūs labai vaikščiot, tada jums nereikia bėgioti. Jeigu jūs iš vis tik tai gulė prie pležą, tada gal ir būtų gerai tada ir iš ryto arba greitis įimas, ar tada bėgiojimus išimti. Bet čia reiškia, jeigu jūs nori išlaikyti tą tonusą, tą formas, tada būtinai reikia kažkokį pratimas daryti. Jėgos pratimas daryti. Taip, tai būtent tada pritūpimai, įtūpsai labai gerai. Jeigu jūs rasite kokį šiauliuką, jūs tada gali lipti ant šiauliuko su kiekviena koja. Jūs taip pat gali daryti dubens kėlimas, kad sėdmenims irgi dirbate, jūs galite ant viso keturiesi stovėti ir vieną koją kilti į viršų. Na, va tokie įvairesni pratimai, aišku, ir su guma būna įvairiai pratimai. Čia su guma galime sportuoti ir rankos, bicepsas, tricepsas, galite ir pridėti tas gumas ant kojos ir tada irgi sportuoti sėdmenims. Tai su guma taip labai efektyvus pratimas. Tai ir aš manau, jeigu jūs kažkiek darysi atostogų metu, tai neprarasi formas. Ir nesvarbu, ką jūs darysite, svarbu, kad kažką daryti. Ir vis tiek tada grįžite nebiškai nesportuojantis žmogus. Na, guma dėkingas dalykas tuo, kad guma nesveria. Tarkime, kantiliukus paimti, tai jau sveria. Guma visiškai nesveria ir patogu ją bet kur prisikabinti. Tai iš tiesų tas variantas su guma, Marija, būtų pats optimaliausias, nes tada atlikdama pritūpimus, įtūpsus, dubens kėlimus ir pratimus ant kilimėlio galite treniruoti kojas, sėdmenis ir pilvo presą ir apatinę nugaros dalį, o su guma viršutinę kūno dalį. Ir kad ir mažesnis ten apkrovimas, bet atliekant po 15, po 20 pakartojimų, tai būtų visiškai gerai. Gerai, Ilka, tada mums reikia keliauti toliau. Taip, tada dar turime keletą komplimentų iš Andželikos. Gražu pažiūrėti pavyzdys visiems iš Jurgitos. Ačiū Jums labai už komplimentus, kas nežinote, bet čia matote tos postus. Tai Andželika ir jos sesė Edita yra pačios geriausios Lietuvoje bikini model kategorijos sportininkės. Tai mums labai malonu iš jų tos komplimentus gauti. Gerai, tada Simas Daniūnas. Simo Daniūno šiaip jau istoriškai klausimas buvo pirmas, bet dabar mes prie jo prieiname. Simas klausia, kokiais kiekiais turėtų būti vartojamas BCA, kreatinas ir proteinas ir tada skliausteliuose sporto ir nesporto dienomis. Sportuojant 4 kartus į savaitę ir kaip dėl kempinės efekto, ar verta naudoti, taip tai kas kiek laiko. Simai, BCA priklauso nuo kūno svorio ir BCA iš tiesų neįmanoma perdozuoti ar beveik neįmanoma perdozuoti ir įmanoma perdozuoti tik tokiu atveju, jeigu esate milijonierius. Iš tiesų BCA yra labai veiksmingas maisto papildas ir netgi galima vartoti, kai kurie profesionalūs sportininkai vartoja 20, 30, 40 ir 50 gramų gryno BCA per dieną. Ir padalinant po 5 dozes, tai gali būti ir iki 10 gramų BCA per dieną, bent aš jau esu taip skaitęs ir taip girdėjęs iš kai kurių profesionalų, kuriuos
sakau, internete ir YouTube. Tai iš esmės galite vartoti kiek jūsų kišenė leidžia. Kreatino vartojimas tai priklauso nuo to, kokią formą kreatino vartojate, ar tai yra kreatino monohidratas, ar tai, tarkime, yra kažkokia modernesnė kreatino forma, tarkime, HCl kreatinas. Jeigu kreatino monohidratas, tai jam tada reikia 5 gramų 30 kūno kilogramų. Paprastai kalbant, jeigu sverite 60, reikia 10 gramų per dieną, jeigu sverite 90, tai jau 15 gramų per dieną, o su HCl reikia gerokai mažiau. Su proteinu, kiek vartoti proteino, tai optimalu ko gero gerti baltyminius kokteilius, proteiną 2 kartus per dieną, tai yra būtų ryte ant tuščio skrandžio, dar prieš pusryčius, jeigu jūsų tikslas yra didinti raumenų masę, tiesą sakant, netgi ir deginant riebalus tam, kad išlaikytumėte raumenis, tas pats skaičius tinka, ir taip pat iš karto po treniruotės. Tai ir dar tada, sakykime, dar trečias variantas galėtų būti tada, jeigu yra kažkokia pertrauka jūsų dienoje ir jūs neturite galimybės pavalgyti, tada galite gerti baltyminį kokteilį. Dėl to kempinės efekto. Aš nesu visiškai tikras apie ką jūs klausite, kalbėdamas apie kempinės efektą. Gali būti, kad jūs klausite apie kreatino užkrovimą. Kreatino užkrovimas, tai tada jeigu jūs kalbate apie kreatino monohidratą, tada vėlgi jisai yra daromas 3 savaitės užkrovimas, 2 savaitės palaikymas. Ir kiek jums reikia užsikrovinėti ir kiek palaikyti, galite internete susirasti priklausomai nuo savo kūno svorio. Ar tai efektyvu ar neefektyvu, aš negaliu atsakyti dėl to, kad reikalas yra tas, kad ne visi žmonės, ne visi sportininkai vienodai reaguoja į kreatiną, ne visiems jisai yra veiksmingas. Pirmiausias dalykas, kreatinas yra greičiau, kad bus veiksmingas natūralams, netoks veiksmingas nenatūralams. Kitas dalykas yra dalis žmonių, kurie turi natūraliai aukštesnį kreatino lygį organizme, tai jie, kai naudoja kreatiną kaip papildą, jie jo poveikio taip smarkiai nejaučia. Tai va, ar jums tai veiks ar neveiks, tai yra sunku pasakyti, jūs turite bandyti pats. Gerai, aš truputėlį persukau, grįšiu atgal. Va, Simas buvo, Simas. Simonas. Dar Simas, va. Dar vienas klausimas, ar apsimoka daryti rankų dieną ir skliausteliuose bicepsą ir tricepsą bei dilbį, ar užtektų, kad jie dirbtų per nugaros ir krūtinės dienas kaip pagalbiniai raumenys, o dilbis tiesiog dalyvautų visose pratimuose kaip pagalbinis laikymo raumuo. Simai, tai priklauso iš esmės nuo to, koks yra jūsų treniruočių splitas ir nuo to, kokio kūno tipo jūs esate. Jeigu esate ektomorfas, tai yra jūs esate iš prigimties labai liesas, turite labai greitą medžiagų apykaitą ar labai mažą raumenų masę, tai jums svarbiausia yra koncentruotis ties baziniais pratimais, yra traukomis, spaudimais ir pritūpimais ir spaudimais kojomis. Tokiu atveju netgi rankas atskirai treniruoti, tai yra atskirai treniruoti bicepsą, brachialį ir tricepsą, nėra būtina. Tada užtenka tiek, kiek rankos dirba kaip pagalbiniai raumenys ir kaip jūs rašėte, treniruojant krūtinę, nugarą ir pečius treniruojant, jūs irgi dirba kaip pagalbiniai raumenys. Jeigu jūs nesate ektomorfas ir jau esate šiek tiek pažengęs ir aš pasižiūrėjau, tiesą sakant, jūsų nuotraukas, prieš atsakinėdamas jūsų klausimą, tai jūsų atveju verta dar atskirai treniruoti rankas, atskirai treniruoti bicepsą, brachialį ir tricepsą, ar verta atskirai treniruoti dilbius, dilbių aš arba neatkreipiau dėmesio, arba nepamačiau, neatsimenu dabar tiksliai, ar verta treniruoti dilbius. Manau, kad 9 iš 10 atvejų neverta dėl to, kad atliekant pratimus nugarai, kaip atlikinėjate pristraukimus štangos, traukas prie pilvo mirties, traukas, kai laikote grifą arba laikotės už skersinio, dilbiai gauna pakankamą krūvį ir jie nuo to krūvio vystosi. Taip yra ne visiems, kai kuriais atvejais, jeigu dilbiai nesivysto, vien tik tai dirbdami kaip pagalbiniai raumenys, tada jau galite įtraukti pratimus dilbiui, bet tai vėlgi yra individualu. 9 atvejais iš 10 dilbių atskirai treniruoti nereikia. Gerai, važiuojam į apačią. Tadas bus, ne? Ne, Simonas, va čia geriau žinau. Simonas Martyšius, va, šitas, taip? Taip. Gerai. Ar galimas toks treniruočių variantas, kai atliekamas pratimas, pavyzdžiui, 4 serijos po 12 pakartojimų ir dar viena papildoma serija kaip dropsetas? Sunku pasakyti, Simonai, tai priklauso iš esmės nuo jūsų atsistatymo. 4 serijas daryti jau yra pakankamai didelis krūvis. Daugeliu atveju žmonių užtenka 3 serijų.
4 serijas daryti arba daugiau negu 4 serijas vieno pratimo daryti verta tada, jeigu jūs turite didelį treniruočių stažą, yra jau nemaža raumenų masė ir turite labai geras atsistatymo galimybės. Atsistatymo galimybės tai turiu omeny, kad galite ir pakankamai ilgai miegoti, ir daug valgyti, ir maisto papildus gerus vartoti. Tada jūsų organizmas gali patempti 4 serijas ir dar tada patempti dropsetą. Atsakymas, dar paprašiau kalbant į jūsų klausimą, yra toks: jeigu jūs po tokios treniruotės, kas jau būtų intensyvi treniruotė, padaryti 4 serijas ir dar daryti dropsetą, jeigu po jos atsistatote ir sekantį kartą, kai treniruojate tą raumenų grupę, jinai nesijaučia, kad yra silpnesnė arba nepailsėjus ar dar neatsigavusi po prieš tai buvusios treniruotės, apie kurią dabar kalbame, tada jums šitas variantas tinka. Jeigu jūs, tarkime, jūsų atlikote štangos spaudimą, 4 serijas po 12 pakartojimų ir po to dar padarėte dropsetą, numetinėjote blynus ir dar tada su mažesniu svoriu spaudėte. Ir ateina vėl sekantis pirmadienis, vėl atlikinėjate štangos spaudimą, bet jaučiatės, kad spaudžiate mažiau arba sunkiau negu prieš tai buvusią savaitę, reiškia, toks variantas, ko gero, jums netinka, reiškia, kad tai yra perstreniravimas. Jeigu jaučiate, kad progresuojate arba bent jau darbiniai svoriai arba jūsų energetika nemažėja, tada toks variantas tiktų, galite tai daryti. Tadas Branauskas, va, meilė, po to jau sekantis klausimai tau bus, matau, mergaitės rašo. Tadas klausia, kuo skiriasi BCA nuo amino rūgščių, kurias naudoti, ar tai tas pats dalykas, tik rašomas kitaip? Tadai, amino rūgščių yra 20, baltymai yra sudaryti iš amino rūgščių, baltymas yra sudarytas iš 20 amino rūgščių. BCA yra 3 pagrindinės amino rūgštys, 3 pagrindinės iš tų 20. Ir jeigu perkate arba BCA arba amino rūgštys, kas vadintųsi kompleksinės amino rūgštys, tai yra tos, kurių yra 20 visos, tada aš siūlyčiau, kad geriau pirkti BCA amino rūgštys, kadangi tos 3 pagrindinės, jos yra brangesnės, bet jos labiau lemia efektyvesnį baltymų pasisavinimą. Tai yra leucinas, izoleucinas ir valinas, tai yra 3 tos pagrindinės rūgštys. Tai jeigu turite pasirinkimą, perkite BCA, nors ir šiek tiek brangiau, ir tai nėra visiškai tas pats. Gerai, tada Agnės klausimas jau, kad tau bus, gerai? Mane domintų atsakymai iš šios klausimus, kokius papildus rekomenduojate gerti prieš treniruotės, kad gautų daugiau energijos. Ir kokie svarbiausi papildai ir vitaminai metant svorį, sportui ir sveikos mitybos pagalba. Šiuo metu maitinuosi 20% angliavandeniai, 40 baltymai ir 40 riebalai. Ką manote apie crossfitą? Dėkui. Taip, tai ką gerti prieš treniruotis, kad gauti energijos. Kaip Andrius prieš tai sakau, kad jeigu jūs gerti tokią prieš treniruotis gerimas, tai nerekomenduoju tai gerti kasdien, tai būtų gerti vien tik prie labai intensyviai treniruotis. Kita variantas, jūs tada gali gerti paprastą juodą kavą prieš treniruotis, kad gautų daugiau energijos. Ir aišku, jūs turi pakankamai valgyti dieną metu. Tarkim, jeigu jūsų treniruotis yra vakare ir jūs nepakankamai valgyti per dieną, aišku, tada jūs neturėte energijos prieš treniruotis. Bet ko gero, juoda kava arba jeigu jūs negerate kava, gali būti tada žalias arbatas arba puer arbatas, irgi labai tinka. Ir kokie svarbiausi papildai ir vitaminai metant svorį. Patys svarbiausia yra, kad jūs reguliariai sportuoti ir kad jūs sutvarkyti jūsų mitybą. Ir tada, jeigu jūs nori pridėti ten vitaminai, tada jūs galite naudoti B grupės vitaminai, nes dažniausiai žmonių trūksta B grupės. Taip pat jūs galite naudoti D3 vitaminai, taip pat jūs galite naudoti žavų takų vitaminai ir žavutukai. Ir tada jūs galite tiesiog gerti vieną vitaminų kompleksą moteriams, tarkim, kuris turi jau visus vitaminai. Ir tada, ką manote apie crossfitą? Crossfitą iš tikrųjų yra ne kiekvienam. Pirmas dalykas, kad čia yra labai intensyvi sportas ir daugelį atveju tik rizika, kad jūs galite patekti avarijų, kaip skaityti? Pasakyk angliškai. That you can have trauma in some form. Galite patirti traumą. Jo, gali patirti traumą, yra visą laiką didelis, todėl kad reikia atlikti labai daug pakartojimų per trumpas laikas ir tada atstatymas yra daugelio atveju nėra pakankamai, kad jūs vėl gali tą pakartoti. Tai
Ir taip pat atsistatymas yra labai sunku po crossfitas, todėl kad jūsų širdies tos aukštesnės pakelimas visą laiką pagauna, tai gali būti, kad jūsų širdies ploksas yra virš 170, kas yra labai aukštai, ir tada tiesiog atstatymas būna labai sunku po. Tai CrossFit yra ne kiekvienas žmogus ir jeigu jūsų tikslas yra vis tiek, kad jūs nori geriau atrodyti, kad jūs nori estetiškiau atrodyti, tada irgi, kad CrossFit negali būti labai tinkamas. Jeigu jūs tiesiog nori pagerinti jūsų fizinis aktyvumas, jūsų, nežinau, jūsų širdies laikymus, jūsų jėgos pratimai ar kažką, tada jūs galite pridėti prie CrossFitą. Bet tie, kuris tiesiog nori, kad užpakalį būtų apvalus, kad rankas būtų gražiai, kad presas ir taip toliau maža liemens būtų, tada CrossFit ne visą laiką yra rekomenduojančio. Iš tiesų, CrossFitas kaip treniruočių sistema, jinai yra ideali policininkams, gaisrininkams, kovotojams, kuriems reikalingas toks universalus bendras fizinis pasirengimas. Yra turėti ir šiek tiek greičio, ir šiek tiek ištvermės, ir šiek tiek, sakykime, tokio staigumo, tada CrossFitas tinka. Jeigu jūsų pagrindinis yra tikslas kuo gražesnė figūra, tada CrossFitas nebūtų pats toksai optimaliausias ir idealiausias pasirinkimas ir nebūtų efektyviausias pasirinkimas. Irgi tie žmonės, kuris turi nugaras traumas ar kažką hernia. Išvaržas, tai jums irgi netinka CrossFitas. Tada tęsim. Deimantė. Dar viena deimantė. Sveiki, jau žinau. Ne dar viena. Viena, supratau. Jog angliavandenių vakare vartoti nepatartina, tad norėčiau sužinoti apie sveikųjų riebalų vartojimą vakare paskutinio valgymo metu kartu su baltymais, pavyzdžiui, vištienos, salotų su aliejumi, ar geriau jų vakare atsakyti ir stengtis reikiamą riebalų kiekį surinkti per visus kitus valgymus. Taip, tai man tai labai gerai rinkti sveikų riebalų prieš tą paskutinę valgymo, todėl kad tas paskutinio valgymo, jeigu jūs pridėti sveikų riebalų, tai irgi biškį sulėtėja tą virškinimo procesas, tada irgi gali būti, kad jūs nesuvalgti. Taip pat tyrimas rodo, kad jeigu jūs valgite riebalus prieš miegas, tai atsipalaiduoja organizmas ir gali būti geresnė kokybė miegas. Ir šiaip visą laiką, kai jūs neduodate angliavandenių, tada jūsų organizmas neturi tas paprastai angliavandenių, kuris gali viršti kūno riebalais, jeigu jūs nesate aktyvi, o tai nebūna su riebalais. Tai va, tai sveikų riebalų prieš miegą tinka. Gerai, tada Rimantė. Kas? Rimantė. Nemačiau Rimantė. Rimantė, sveiki, Ilka ir Andriau, norėjau paklausti, ką daryti, jei treniruotis išeina tik rytais, tačiau prieš treniruotę nespėjau pavalgyti, nes atsikėlus ir nepraėjus nei valandai, skubu į sporto salę, jei pavalgau, tai sportuoti sekasi vangiai. Ir tokiu atveju sportuoti tuščiu skrandžiu, ką daryti, jei beria nuo baltymų, ar toliau juos vartoti ar nutraukti, kuo tai pakeisti, bei jo kokius papildomus vitaminus turėtų vartoti sportuojanti moteris, kalba apie vitaminus, kurių negauname su maistu, bei kokie yra kofermento Q10, tai yra Q10 ir karnitino reikšmė. Ačiū. Rimantė, jeigu treniruotis išeina ryte ir jeigu darote kardio krūvį, tik tai yra greitas ėjimas, arba lėtas bėgimas, arba dviračių minimas, arba kažkas panašaus, tai galite tai daryti tuščiu skrandžiu ir tai bus efektyvu dėl to, kad tai bus kardio, tai vadinasi ant tuščio skrandžio ir tai yra efektyvesnis riebalų deginimas. Jeigu treniruotės su treniruokliais arba su svoriais, tada tuščiu skrandžiu negalima dėl to, kad cukraus lygis per žemai krenta ir tada, kadangi intensyvumas yra didesnis, organizmas kaip energiją turi naudoti angliavandenius, bet kadangi angliavandenių nėra nei su treniruotės tuščiu skrandžiu, tada organizmas ima naudoti amino rūgštis. O amino rūgštis, kadangi vėl treniruotės tuščiu skrandžiu, amino rūgščių jisai negali paimti iš maisto, tada jisai ardo raumenis, jau turimus raumenis ir juos naudoja kaip energiją tam, kad atliktumėte krūvį. Kardio, kadangi atliekamas žemo intensyvumo krūvis, tada jo energijos šaltinis, kaip kuras, naudojami riebalai, tada tuščiu skrandžiu galima. Kai krūvis yra intensyvesnis, kaip, kad sakykime, darbas su svoriais, intensyvumas, kadangi aukštesnis, tada jau nebe riebalai naudojami kaip energijos šaltinis, bet angliavandeniai arba amino rūgštys. Tada tuščiu skrandžiu sportuoti negalima. Galiausiai, kas gali atsitikti, galite jums pasidaryti silpną, galite alpti, nukristi ir tada sulankstyti štangą ir tada sporto klube bus ten nepageidaujama.
Jo, geriausia atveju tada gali būti gerti BCAAs. Jo, arba baltyminį kokteilį išgerkite prieš treniruotę ar tada eikite treniruotis. Ką daryti, jei beria nuo baltymų, ar toliau juos vartoti ar nutraukti, kuo tai pakeisti. Galima bandyti kitus baltymus, gali būti, kad beria ne nuo pačių baltymų, gali būti, kad beria nuo priedų, kurie yra tame produkte, kokiu nors priedų, kurie suteikia spalvą, skonį ar panašiai. Galima pabandyti baltymus, kurie neturi nei skonio, nei kvapo. Arba tada reikia jų vengti išmetimą. Jeigu toks netinka variantas, tada vengti, tada galima tik, tarkim, BCA bandyti gerti. Kokius papildomus vitaminus turėtų vartoti sportuojanti moteris? Bendrą vitaminų mineralų kompleksą universalų. Kai sportuojantiems žmonėms tos dozės gali būti didesnės dėl to, kad daugeliu atveju, kai būna parašyta rekomenduojama paros norma, tai rekomenduojama paros norma dažniausiai būna ta paros norma, kuri tik tai apsaugo nuo ligų, tai yra pats minimumas. Iš tiesų, sportuojančiam žmogui reikia daug daugiau. Sandra. Sveiki, moterims dažnai pasitaikantis reiškinys yra liuliuojančios rankos. Sandra greičiausiai turi, bet omeny va šitą dalyką, žiūrėk, man liuliuoja rankos, čia kitaip liuliuoja. Tai va, gerai, kokiais būdais galima tai sumažinti ir sustiprinti pačias rankas ir nuo ko pradėti? Atsakinėk, prašau. Aš paliuliavau, tu atsakinėk. Gerai, jeigu jūs niekada dar nesportavo rankas, tai paprasčiausiai ir jeigu jūs nevaikščiate į sporto salę, jūs galite savo nusipirkti gumą. Jūs tada gali stovėti su abu kojas ant gumos ir tada traukti tas gumos į viršų ir sportuoti jūsų bicepsas. Tada jūs galite pakelti ir ištiesinti tą gumą už galvos ir tada tiesiai veikia ant šitas raumuo, kuris yra tricepsas, kuris dažniausiai tas drebantis jausmas turite. Ir tada jūs galite visokius pratimus daryti sporto salėje, su antilis taip pat. Pakelti išorinės, pakelti užgalvą, priešisi savęs. Tai tiesiog reikia sportuoti visą pečiai, 3 galvės ir taip pat jūsų bicepsas ir tricepsas. Ir dažniausiai čia irgi priklauso nuo jūsų riebalų sluoksnis. Jeigu jūs turite labai didelį riebalų sluoksnis ant kūnas, reikia mesti tada biškį svorės ir tai reiškia biškį tas rankos. Taip, greičiausia, kad yra liuliuojančios rankos, tai greičiausia, kad yra tas didesnis riebalų sluoksnis ir iš esmės tas pagrindinis dalykas, norint sumažinti, yra mažinti bendrą kūno svorį ir tada bendras apimtis ir tada kartu mažėja rankų apimtis. Inesa, norėčiau daugiau sužinoti apie raumens atmintį, ar tai apie raumens dydį ir formą, ar apie smegenų gebėjimą sutelkti dėmesį jau žinoma kažkada išmoktą dalyką. Pavyzdžiui, koordinacija, efektyvaus judesio patirtį ir taip toliau. Ačiū. Nes toks labai platus klausimas ir aš iš tiesų nežinau, nuo kurio galo pradėti. Bendra informacija būtų tokia, taip, kad raumo turi atminti ir jeigu jūs išmokstate daryti kažkokius judesius, kaip tarkime važiuoti dviračiu ir ilgą laiką nevažiuoti dviračiu, po to, kai vėl atsisėdate, vėl galite važiuoti, arba jeigu, sakykime, tai darote ne taip sklandžiai, tai tada prieš tai įgyti gebėjimai ir koordinacija ir įgūdžiai jie labai greitai atgaminami. Kitas yra dalykas, kai kalbame apie raumenų atmintį, mūsų srityje dažnai kalbame apie gebėjimą pasiekti formą ir po to atgauti formą, kai jinai būna prarasta dėl kokių nors priežasčių. Tarkim, sportininkas profesionaliai sportavo eilę metų ir tada dėl kažkokių priežasčių arba ten nelaimingos meilės ar laimingos meilės ar verslo ar panašiai jisai pasitraukė iš didžiojo sporto ir kurį laiką nesportavo. Ir tada jam vėl nušvito protas ir jisai sugalvojo vėl grįžti į varžybinį sportą arba padaryti vėl gražią pležinę formą. Ir dėl to, kad jisai tai jau yra daręs anksčiau, jis tą pačią formą gali įgyti daug greičiau negu naujokas ją padaryti. Tai yra, tą formą, kurią aš turiu dabar, aš įgijau per 17 metų. Jau esu sakęs vienos transliacijos praėjusią savaitę metu, kad jeigu turėčiau tas žinias, kurias turiu dabar, tai patį padaryčiau greičiausiai per dvigubai trumpesnį laiką, bet šiuo atveju ne tai esmė. Tarkime, aš turiu tam tikrą formą ir dabar aš nustoju sportuoti ir po kurio laiko, sakykime, po 2-3 metų aš vėl sugalvoju, kad man reikia vėl statyti formą, tai šitą formą greičiausiai statysiu per pusmetį. Dėl to, kad tai yra vadinama raumenų atmintimi. Raumenys atsimena kaip reaguoti į krūvį, atsimena kaip reaguoti į maistą ir vėl labai greitai tada organizmas atstato tos gebėjimus, tas fizinės savybės ir fizinės visas kondicijas ir apimtis ir jėgą ir lankstumą ir panašiai, kurios buvo įgytos prieš tai. Ilka, čia tau bus klausimas. Ar skaičiuojant kalorijas maistą, taip, Marija?
Ar skaičiuojant kalorijas maistą reikia sverti po ar prieš gaminimą, visą laiką prieš gaminimą ir kaip reikėtų paskirsti maistinę medžiagą vartojimą dienoje. Kiek žinau ir pati stengiuosi daryti, tai antroji dienos pusės jau maždaug nuo 16 apriboja angliavandenų vartojimą ar elgiuosi teisingai. Taip, dažniausiai marija tie, kuris nori numesti svorį arba tiesiog nori išlaikyti tą, ką jau pasiekė, tada reikia vartoti tiesiog tiek maistų, kad jūs nepriaugite, bet kad jūs galite išlaikyti. Ir dažniausiai, jeigu jūs valgite angliavandenus labai vėlai vakare, tai dažniausiai būna arba po 16 valandų, arba po 17 valandų, arba pat prieš miegas, tai tada gali viršti lengviausiai kūno riebalais. Tai va, taip gerai elgiasi ir tada kiek iš tikrųjų kalorijų reikia naudoti. Ir daug moteris, kuris paklausė apie kiek kalorijų reikia vartoti. Čia nėra viena atsakymą kiekviena moteris. Čia jūs gali patį pabandyti namuose, kiek kalorijų jums reikia valgyti. Tarkim, jeigu jūs dabar valgite kažkiek kalorijų ir jūs nori numesti svoris, pirmą jūs turi išlaikyti tą patį režimą, viską susirašyti, ką jūs valgite ir pagal tiesiog žiūrėti, kaip jūsų svoris keičiasi. Jeigu jūsų svoris liktai vietoje, tada reiškia tą patį kiekį maistas jūs išlaikyti svoris. Tada, jeigu jūs nori numesti svoris, tada jūs jau galite po biškį jau pradėti mažinti tą kiekį kalorijų. Nereikia iš karto tiesiog nuimti 500 kilokalorijų. Jūs tada gali pradėti, tarkim, minus 100 kilokalorijų. Čia gali būti minus 1 bananas, tarkim, per dieną. Ir tada žiūrėsime, kaip jūsų svoris keičiasi. Tada jūs turi pradėti mesti svoris. Ir jeigu jūs dar daugiau nori mesti svoris, tada dar vieną kartą po savaitę arba po 2, kai svoris metimas jau sustoja, tada vėl jūs galite išbraukti kažką iš mitybą. Tai gali būti, tarkim, biški ten ryžius apkirptų. Tai čia priklauso dažniausiai nuo amžiaus, nuo jūsų fizinis aktyvumas, nuo jūsų pačio medžiagą apykite. Kiekvienam pas mus vieną gali valgyti daugiau, o kitą gali sau leisti valgyti šiek tiek mažiau. Tai atsakymas būtų labai įvairesnė, jūs tada patys namuose gali eksperimentuoti su jūsų kiekis. Jo. Ar aišku? Man tai aišku. Diana Slaputė. Labą dieną. Turiu problemą su skydliauke, pas mane hipotirozė, negaliu numesti svoris, kokį kalorijų kiekį turėčiau naudoti, koks santykis BRA turėtų būti, kokie maisto produktai tinka labai arba netinka visai, ar yra mitybos planai skirti būtent prie hipotirozės. Labai ačiū. Labą dieną, Diana. Tai su skydliaukių problemas yra šiek tiek sudėtingiau, bet čia nereiškia, kad jūs negali numesti svoris. Labai atvirai kalbant, aš irgi turiu problemą su skydliauke, aš irgi esu link hipotirozė ir man vis tiek pavyks numesti svoris. Taip, aš turiu visą laiką dirbti šiek tiek daugiau negu kitas žmogus, aš turiu išlaikyti tą sveiko režimą visada. Ir čia priklauso dažniausiai nuo ko jūs valgite. Ir tos principas yra tas pats, jeigu jūs esate vyras, tarkim kaip Andrius, sportininkas, kuris nori numesti svoris, arba jeigu jūs esate tiesiog paprastas žmogus, kuris nori numesti svoris. Principas yra tas pats. Mums reikia visą laiką valgyti tikros maistus. Negali valgyti perdirbtas maistas. Ir ypač tie produktus, kuris jums netinka, yra tie, kuris yra tiesiog su daugelio cukraus, su visokiais perdirbtas maistas, visokiais nenatūralus maistas. Patys maistas turi būti irgi patys anketa sudėtis ant maistas. Tarkim, jeigu jūs paimti ryžių pakelių, yra parašyta vien tik ryžiais, avižius, tokius sudėtingi angliavandenus ir tada jūs galite dar pridėti visokius liesa baltymus, tarkim, vištienos grūtinėlės ir taip toliau, ir taip pat varškė, taip toliau. Ir turi valgyti 5-6 kartus per dieną, kad pagreitina jūsų medžiagą apykitę. Jeigu jūs valgite vien tik 1 ar 2 kartus per dieną, aišku, tada svoris lengviau augtų. Ir jūs turi būti aktyvi. Jūs kasdien bent jau turi pasivaikščioti nuo 30 minučių iki 60 minučių, arba jūs tada turi dar priimti svorio kilnojimo sportas. Ir čia tiesiog yra
Tokį dalykas, kad tai turėtų būti jūsų gyvenimo būdą. Ir vien tik kai tai keisti jūsų gyvenimo būdą, tada jūs pavyks numesti svoris ir jūs taip pat pavyks išlaikyti tą svoris. Antras dalykas, aš žinau, kad su hipotiroze kartais yra susiję ir labai pavargus jaučiasi, galva gali skaudėti ir taip toliau. Ir todėl jums irgi nereikia persitreniruoti. Persitrenavus būtent tada jums nereikia ten 2 valandas sportuoti kasdien, kad tiesiog pavyktų tas svoris. Ne, kreipti daugiau dėmesio į ką valgyti, stengtis tą daryti kasdien, ilgalaikis ir biškį pajudėti kasdien ir jums pavyks. Bet tiesiog čia yra faktas, kad mums reikia dirbti šiek tiek daugiau negu kiti žmonės, kuris yra biškį sveika. Tada Karolina Lopatinaitė. Okay. Mano ūgis 155 cm, o svoris 52. Nesenai buvo ir beveik 56, tai klausimas būtų, kiek kalorijų suvartoti man norint numesti svorą. Nes pagal viską tai turėtų būti, atsiprašau, aš prarandu. Tai turėtų būti labai mažas kalorijų skaičius, taip pat einu į salę 4-5 kartus, dažnai darau kardio, bet dirbu ir su svoris. Taip, Karolina, tai jums jau pavyko numesti 4 kg, tai aš manau, kad jūs ir maždaug jau žino, kiek kalorijų jūs turi vartoti, kad galit numesti svorį. Bet ar jūs tai įsirinko sveiko būdu, ar tai gali būti, kad jūs pabadaujo ir irgi numeta svoris. Jeigu jūs esate aktyvi mergina, kuris sportuoja 4-5 kartus per savaitę ir dar dažnai dirbu su svoris, tada aš manau tiesiog, atvirai kalbant, kad jūsų kalorijų kiekį neturėtų būti mažiau negu 1700 kilokalorijų. Ir su tas kiekis jūs galite tada arba išlaikyti tas 52, arba dar sumažinti ir sutreniruoti su svoris. Jūs vis tiek gali biškai auginti raumenų masę ir jūsų kūnas vis tiek stangresnis atrodo, tai reiškia, kad tai mažesnis atrodo. Nekreipkite tiek dėmesio ant tą, kas rodo varstyklės, bet geriau kreipti irgi dėmesį, kaip jūs atrodote, kai jūs žiūrėjote į savęs į veidrodės. Ir jeigu veidrodis jums pasirodo, kad kūno formas pagerėja, tada viskas labai liuks. Tai va, tai tęskite su tą, ką darysite, jeigu jūs nuolat jaučiate pavargus, blogo nuotaiką, ir jūs neatsistato po treniruotės, blogas miegas ir taip toliau, tai reiškia, kad jūs per mažai valgėte. Tada jūs turite padidinti šiek tiek jūsų kalorijų kiekį. Gal nori pailsėti? Gerai, tai tu, Eglė. Eglė, kokia jūsų nuomonė apie sportui skirtus papildus ir jų vartojimą? Kaip manote, ar įmanoma užsiauginti raumenis ir atsikratyti nereikalingų riebalinio sluoksnio, tiesiog sportuojant reguliariai ir prisižiūrint mitybą? Labai didelė papildų įvairovė, daug nuomonių, kas kartais verčia bijoti visų tų sportinių papildų efektyvumu. Ačiū už jūsų nuomonę. Eglė, natūralu, kad yra daug nuomonių ir, sakykime, iš tiesų labai sunku objektyviai vertinti ir tada, kai yra daug informacijos ir tą informaciją teikia pardavėjai. Pardavėjai visada tams adialą į savo pusę ir tada jie tą papildų vaidmenį stengsis truputėlį hiperbolizuoti. Tai yra pabandyti parodyti, kad papildai yra iš tiesų reikšmingesni, negu iš tiesų yra. Papildai, mano nuomonė, lemia nedaugiau negu 5 procentus rezultatų. Greičiausiai, kad apie 80 procentų lemia mitybą, tada apie kokių 15 treniruotės, 15-20 treniruotės ir dalykusius apie 5 procentus lemia papildai. Na, galbūt geriausiu atveju, jeigu, sakykime, papildai yra labai kokybiški, tai gali būti iki 10 procentų, bet tai vėlgi vis tik nėra labai daug. Ar įmanoma užsiauginti raumenis ar atsikratyti nereikalingų riebalinio sluoksnio be papildų ir tik tai su mitybos pagalba? Įmanoma, tai yra bet kuriuo atveju, nesvarbu koks jūsų būtų tikslas, arba mesti, arba priauginti, yra tam tikros ribos, kurias natūraliai kiekvienas iš mūsų turime ir papildai leidžia truputėlį tas ribas peržengti, padaryti daugiau negu be papildų galėtume, bet iš esmės tokį labai neblogą rezultatą žmogui, kuris nesirengia lipti į sceną arba nesirengia tapti, tarkime, fotomodeliu, stoti prieš objektyvą ryškioje šviesoje, tik tai su bikiniu, tą padaryti absoliučiai galima. Gerai, man atrodo, kad atsakiau, tada... Taura. Ui. Na čia, gali skaityti. Toks skandaliau, dabar turbūt pagausiu. Gerai, ačiū, pamečiau.
Laura, sveiki, kasdien dirbu po 8-12 valandų, darbas stovimas, nuolatinis judėjimas. Po darbo jaučiuosi nuolat išsekus ir neturinti jėgų sporto salėje, bet labai noriu išryškinti raumenis. Kokius pratimus būtų geriausiai rinktis, kad po sunkios darbo dienos ar prieš ją buvimas sporto salėje būtų net toks sunkus ir iškėtų raumenys, ir kiek kalorijų per dieną reikėtų suvartoti, norint sveikai gyventi ir turėti energijos dirbant tokį darbą. Mano ūgis 1,77 m, svoris 60 kg. Laura, pirmiausia, tas įspūdis, kuris man kyla, matant jūsų antropometrinius duomenis, tai ūgį ir svorį, tai kad jūs jau turite pagal tą tokią pačią paprasčiausią buitinę formulę -17. -17, tai reiškia, kad jums svorio mesti ko gero daug nereikia. Ko gero, kad iš viso nereikia mesti svorio, ir tada, jeigu jums norisi, kad išryškėtų raumenys, tai reiškia, kad jūs turite galbūt šiek tiek didoką riebalinį sluoksnį. Kas tada irgi man kelia įtarimą, kad jūsų raumenų masė yra šiek tiek per mažoka dar. Ir nėra ką ryškinti, jeigu jūs neturite tą raumenų masę. Jo, ir šiuo momentu galbūt tada reiktų dar truputėlį padidinti padirbėti prieš raumenų masės didinimu. Tai aš nekalbu apie, sakykime, kažkokią didžiulę raumenų masę, kurie turi vyrai kultūristai, jinai ir nėra taip lengvai pasiekima. Bet, sakykime, pagal jūsų ūgio ir svorio santykį, tai jūs jau ko gero neturėtumėte mesti. Ypatingai, jeigu darbas yra stovimas ir tai yra bet kuriuo atveju fizinis ir po darbo jau jaučiatės išsekusi. Ką daryti, kad treniruotės metu turėtumėte daugiau jėgų? Jeigu po darbo jaučiatės išsekusi ir po to pradėsite dar gerti kažkokius energetikus, net ir, sakykime, daugiau gersite kavos arba kažkokius pre-workoutus arba termogenikus, apie kuriuos anksčiau kalbėjome, tai greičiausia, kad tai pernelyg smarkiai išsekins jūsų centrinę nervų sistemą ir ilgainiui tada iš tiesų ateitų rimtas jau pervargimas ir rimtos bėdos, ko aš jums nelinkėčiau. Tada aš siūlyčiau gerti BCA ir galbūt darbo metu, netgi jeigu jaučiate nuovargį, galite pagerti BCA. BCA tai 3 pagrindinės amino rūgštys, kurios visiškai neturi šalutinių poveikių, kurios jūsų bendrą energetiką pakeltų, bet šalutinių poveikių nebūtų ir daugiau dėl to nepradėtumėte jaustis. Kiek kalorijų norint suvartoti, reiktų suvartoti kalorijų? Pakankamai. Manau, kad tokiu atveju gali būti apie 1800 kilokalorijų jūsų atveju. Iki 2000 kilokalorijų tai gali būti. Ir faktiškai, jeigu iš tiesų tos 1800 kilokalorijų surinktumėte iš sveiko ir tokio daugmaž natūralaus ir švaraus maisto, tai iš tiesų būtų labai didelis maisto kiekis. Turiu omeny, kad iš pusryčiam kiaušiniai, avižos, po to mėsa arba žuvis su ryžiais arba grikiais ir su daržovėmis ir tarpiniams valgymams, tarkime, varškė su vaisiumi arba graikiškas arba / islandiškas jogurtas su kažkokiu vaisiumi, tai maisto kiekis iš tiesų čia būtų didelis. Kokius pratimus geriausiai rinktis? Kokius pratimus? Geriausiai iš tiesų jums būtų rinktis sunkius bazinius pratimus, tiesiog treniruotis ne taip dažnai ir ne taip ilgai. Sunkius bazinius pratimus, pritupimus, įtupstus, sakykime, štangutės trauką tiesiomis kojomis ir tada viršutiniai kūno dalį kokias nors traukas nugarai ir tada spaudimus. Tai yra, kad jums nereiktų treniruotis labai ilgai ir atlikinėti labai daug pratimų, bet kad tie pratimai būtų baziniai, tai yra, jie apjungtų daug raumenų grupių. Tai būtų efektyviausias dalykas jūsų atveju. Gerai, tada Meilė, gal tu tuo metu atneš pakrovėją, ar čia atlaikys man tavo telefonas? Išlaikys? Gerai. Lukas, ką valgyti prieš treniruotę ir kiek laiko prieš ją, ką valgyti po treniruotės ir kiek laiko po jos. Tikslas išryškinti raumenis. Lukai, tai priklauso dar šiek tiek nuo to, kokiu metu jūs treniruotės. Jeigu treniruotės vakare, tai vakare po treniruotės jau nevalgykite angliavandenių, tai yra nevalgykite visų kruopų ryžių, grikių, avižų, makaronų ir bulvių. Bulvių bet kuriuo atveju, jeigu ryškinantis, geriau būtų nevalgyti. Prieš treniruotę geriausia būtų valgyti likus kokios 1,5 valandos arba 2 valandom vištos krūtinėlę su ryžiais yra visiška klasika. Ir po treniruotės gerti baltyminį kokteilį ir po treniruotės vėl galima valgyti tą patį, jeigu treniruotės pirmoje dienos pusėje. Jeigu treniruotės antroje dienos pusėje, po treniruotės gerkite kokteilį ir valgykite tada jau tik tai mėsytę arba žuvytę su daržovėmis. Ir tada dėl laiko, prieš treniruotę 1,5–2 valandos, po treniruotės iš karto gerkite kokteilį, o valgykite jau po pusvalandžio ar po 45 minučių. Tai yra labai ilgai laukti nereikia. Ilka, tu paskaityk čia, Julijos. Vėl bus panašus klausimas į prieš tai buvusį, bet gal kažką vėl pasakysi. Kaip sumažinti rankų apimtį, treniruokliai.
kad ir su minimaliai svarmenu vis tiek pastorina rankas. Treniruojantis svoris nukrenta nuo visur, apart vidinės šlaunų pusės ir rankų help. Tai svoris jau nukrenta, ne? Tai gerai, tai pirmas, kaip sumažinti rankų apimtį, čia yra tas pats, kai mes kalbame apie pilvo presas, kaip tai sumažinti, čia yra bendras svoris, ką jums reikia sumažinti kūnas ir čia reiškia, kad jūs reikia išlaikyti tą geras matybas. Tai va, tai treniruoklį, kad ir minimaliai svarmenu vis tiek pastorina rankas ir kartais būna, kad, tarkim, jūsų pradeda sportuoti jūsų rankas, tarkim, ne, tada šiek tiek augina jūsų raumens, jūsų raumuo, bet jūsų riebalų sluoksnis tenka yra vis dar tą patį. Ir tada gali atrodyti, kad jūsų rankas dar storėja. Bet čia iš tikrųjų nėra taip, kad jūsų rankas storėja, tai reiškia tiesiog, kad tas raumuo po tas riebalų sluoksnis yra padidėjęs ir tada visa apimtis jūsų rankas atrodo didesnis. Tai čia vėl mes grįžim prie mitybą ir pirmą reikia sumažinti arba sutvarkyti jūsų mitybas ir tada jau galima numesti ir tą visą apimtis. Ir tada, jeigu jūs jau pastebėjai, kad jau numetė svoris, bet svoris, tarkim, kristi pirmiausia nuo kojas jūsų arba kažkur kitą vietą, tai reiškia, kad jūsų rankos ir daugelį atveju visos moteris, rankos, apatinio pilvo presas ir vidinis šlaunis yra problematiškas vietas ir tai reikalauja daug ilgesnį laiko. Tai jūs reikia kantrybės tai išlaikyti ir tiesiog, ir čia irgi nereiškia, kad jūs turi sustoti treniruotis jūsų rankos arba jūs nebeturi sportuoti jūsų vidinės šlaunims, jūs vis tiek tą turi treniruotis, bet čia tiesiog reikalauja ilgesnį laiko negu kitos vietos jūsų kūnuose ir čia tiesiog su sveiko mityba tai paveiks, kad numesti ir sutvarkyti. Toliau Kristinos klausimas ir Kristina čia yra nufotografavus ir atsiuntus paveiksliuką su sudėtimi papildų ir klausia, ar tinkamus papildus vartoju. Ir Kristina, čia jūs esate nufotografavusi BCA amino rūgštis ir tai BCA visiškai tinka bandant numesti svorį, dėl to, kad BCA, kai metate svorį, jūs vis tiek turite sugriežtinti dietą ar sukurti kalorijų deficitą. Ne, o sukūrus kalorijų deficitą iškyla grėsmė, kad gali birėti raumenukai ir BCA, ką padaro, tai leidžia tuos raumenukus išsaugoti ir išlaikyti, tai yra neleidžia jiem taip smarkiai subirėti. Tai jūsų atveju pasirinktas papildas yra iš tiesų tinkamas. Dar kažką kitą, ką vertėtų vartoti, tai BCA ir baltyminiai kokteiliai ir dar jeigu piniginė leidžia, dar gali būti glutaminas ir vitaminų mineralų kompleksas. Ką dabar skaityti? Richardas, ne? Jo, aš nemačiau Richardas tenais. O pas mane rodo Karolina. Tai kas dabar? Tai Richardas, ne? Ne. Nes jau buvo daug moteris šilės. Čia Girčardas. Nu gerai, Čičardas. Nu gerai. Paklausčiau jūsų su pagarba, bet perskaitęs komentarus supratau, atsakymą negausiu. Jei žmogus užduoda klausimą kelis kartus ir atsakymą nėra, prarandu pasitikėjimą, ar aš šiam mano nuomonė klausimų atsakymų suvestinėje. Ne visus klausimus mes atsakinėjame dėl to, kad vienas dalykas negalvojame, kad visi klausimai gali būti įdomus visiems. Kitas dalykas yra klausimų, kurie yra nebūtinai iš mūsų srities ir nebūtinai mes esame tų klausimų, tų temų specialistai ir dėl to neatsakinėjame tų klausimų. Tai atleiskite mums už tai, galbūt tada kreipėtės tiesiog ne tuo adresu. Gerai, tada Karolinos klausimas. Draugas klausia, darant štangos spaudimą žemyn galvą 4x8, ar gerai tarp serijų daryti atsispaudimus ir kiek serijų ir pakartojimų daryti norint auginti raumenų masę. Svoris 82 kg, ūgis 1,78 cm. Tai jau neblogi rodikliai, tai yra prie tokio ūgio jau neblogas svoris. Aišku, labai sunku komentuoti, nežinant, koks yra riebalinis sluoksnis. Jeigu darote štangos spaudimą žemyn galvą ir jūsų tikslas yra didinti raumenų masę ir papildomai padarysite atsispaudimus, tai dar labiau užpumpuosite raumenis, dar daugiau kraujo juos prispausite. Sekančią seriją daryti bus sunkiau ir greičiausia tada, kad negalėsite taip smarkiai padidinti svorio. Kita vertus, kai jūsų tikslas yra sportuojant didinti raumenų masę, keliamas svoris nėra pats svarbiausias dalykas ir į tai nereiktų koncentruotis. Reikia labiausiai koncentruotis į tą pojūtį, kurį gaunate treniruodami raumenys. Ir jeigu jaučiate, kad raumenys užsipumpuoja, jos priteka daug kraujo, tai reiškia, kad kraujas atneša daugiau ir deguonies ir daugiau maisto medžiagų, kuriais raumenys yra maitinami ir hormonų. Tai tada
toks variantas tinkamas. Tai taip, trumpai kalbant, tada po štangos spaudimo žemyn galvą galima papildomai atlikti atsispaudimų seriją, nes tai dar smarkiau padidins raumenų užpompavimą. Taip, Mindaugas. Norėčiau paklausti, yra kažkokie papildai, galbūt vienas iš jų būtų betalaninas, kurie atitolina raumenų užsipumpavimą. Taip pat koks maistas ar skysčių perteklius prieš treniruotę galėtų tai įtakoti. Treniruotės pobūdis galima būtų sakyti HIIT. Intervalas iki 2 minučių trukmės. Mindaugai, čia vienas iš tų variantų, kai tiesą sakant, aš nesu bandęs daryti ne vienos HIIT treniruotės ir jūs turėtumėte to klausti trenerių arba, sakykime, sportininkų, kurie tuo užsiminė. Čia panašus atvejis į dėl ko aš prieš taip gavau pastabą, kurią perskaičiau, tai tiesiog nėra mano sritis. Taip tiesą sakant, man atrodo, kad esu girdėjęs, kad yra toks papildas dėl to, kad vienas tik aš ėjau pirkti prie workouto ir man atrodo, kad man minėjo kažkokį papildą, kurį naudoja ar kovotojai, ar kažkas, kad kai, sakykime, boksuojasi, smarkiai pečiai neužsipompuotų, nes jiems to nereikia. Tai man atrodo, kad yra, aš nesu 100% tikras, bet man atrodo, kad yra, bet kas tai tiksliai aš nežinau. Gerai. Tai man srity. Galim ir vienas ir kitą šitą atsakinėti. Tai. Jūsų nuomonė apie low carb ketogenic dietą, kiek žinau, Schwarzenegger ir kiti žinomi bodybuilding atstovavai naudoja šį valgymo būdą raumenų ryškinimu. Atsiprašau, bet neturiu lietuviškos kleivatorius. Ačiū. Dėkui. Tai tu pasakyk savo nuomonę ir tada aš savo pasakysiu. Taip iš tiesų. Mes iš tikrųjų čia biškį skiriasi. Taip iš tiesų čia negali skirtis, čia yra klasika. Supranti? Iš tiesų 80 metais, tai yra 8-ame praėjusio to tūkstantmečio dešimtmetyje, keto dieta buvo labai populiariai ruošiantis varžybom. Daugelis sportininkų, Schwarzeneggerio kartos sportininkų ruošdavosi varžybom valgydami daug baltymų, vidutiniškai riebalų ir labai mažai angliavandenių. Ir taip, čia teisingai. Dabar kokia mano nuomonė? Mano nuomonė yra labai teigiama apie tą dietą, dėl to, kad aš pats ją esu bandęs ir aš atsimenu, kad ją bandžiau ruošdamasis varžyboms 2011 metų rudens sezoną ir mano dieta, mano pagrindiniai maistai būdavo ryte gerdavau baltyminį kokteilį, tada valgydavau kiaušinių su tryniu ir tada visą dieną faktiškai aš valgydavau kokį nors riebesnę žuvį su daržovėmis. Ir aš taip santykinai gerai jaučiausi, negalima sakyti, kad aš puikiai jaučiausi dėl to, kad ruošiantis varžyboms ir laikantis dietos negali labai gerai jausis ir puikiai jausis, tai tiesiog nėra įmanoma, bet aš santykinai gerai jaučiausi ir aš esu labai teigiamos nuomonės ir labai geros nuomonės apie keto dietą. Gerai, aš neturiu labai teigiamas nuomonės apie keto dietą. Pirma, aš manau, kad tai nėra sveika valgyti tiek daug baltymų, valgyti tiek daug mėsos, tai ne kiekvienam ir su tai gali būti visokias blogas jausmas, tai gali būti vidurinio apkietėjimas, tai gali būti, kad jūs nuovargis jaučiasi, jūs tiesiog blogo nuotaka ir visokius dalykus. Tai nuo sveikas pusės ketogenic dietas yra biškį nesveika, mano nuomonė. Ir aš manau, kad vis tiek yra įmanoma numesti svoris. Jeigu jūs nelipti ant scenos, jeigu jūs nesate bodybuildingas, tada jums iš viso nereikia tą ketogenic dietos. Ir jūs galite vis tiek subalansuoti mitybą, jūs galite numesti svoris, jūs galite pasiekti, ko jūs norit pasiekti. Ir šiaip čia irgi iš mano nuomonė nėra įmanoma išlaikyti labai ilgam laikas. Tai būna tam tikro trumpo laikos, tarkim, ruošiasi varžybos, tai tam tikro laiko jie laiko tas ketogenic mitybą 3 mėnesius ir ketogenic mityba visą laiką baigia su daug prisivalgymu ant angliavandenių ir čia reiškia, kad svoris augina. Tai jeigu jūs norite tiesiog po biškį numesti tas riebalų šnoksis ir jūs tą nori išlaikyti ilgam laikas, aš jums nerekomenduoju pridėti su tas low carb ketogenic dietas, nes aš irgi tą buvo bandęs ir aš labai blogai jaučiuosi, tai man tai visai netinka. Kita atveju Andrius tai ne taip blogai jaučiasi, bet iš sveikos pusės tai mano nuomonė tai nėra sveika. Gerai. Tada tai man tai. Mes galim irgi skirti nuomonę kartais, tai faktas. Labas vakaras, prašau, patiekite, kokie patarimai veiksmingiausia, kad... Kokie pratimai veiksmingiausia? Kad sutvirtėtų apatinė sėdmenų dalis ir jų pakiltų. Kad gautų apvalius užpakalius, darau kojos 2 kartus per savaitę, ačiū už atsakymą.
Taip, tai man, tai kad jūs daryti kojus 2 kartus per savaitę, tai man dar pasakysi, kad jūs treniruoja arba kad jūs pakankamai dėmesio duotų ant sėdmenėms. Sėdmenėms iš tikrųjų yra jūsų stipriausių raumens grupė kūnas, bet tai irgi yra labai tinginis grupės jūsų kojos. Tai tarkim, jeigu jūs atlikti pritūpimai, gali būti, kad arba jūsų sėdmenėms daugiau dirbate, arba kad jūsų šlaunims raumens daugiau dirbate. Ir daugelį atveju, kad daugiau šlaunens raumenų dirbate negu sėdmenėms. Tai aš jums rekomenduoju, jeigu jūs nori apvalus užpakalio, jeigu jūs nori didesnį užpakalio arba sėdmenėms, jūs tada turite daryti tos izoliacinės pratimus, kuris fokusuoja vien tik ant sėdmenės raumuo. Čia reiškia, kad jūs galite dubens pakelimą su svoris, ką jūs dėdate ant dubens, ir taip pakelti jūs galite padaryti, tarkim, kur jūs dėdate svoris su tas trosas, svoris ant kojos pakelti. Ant lino. Ką? Ant linos. Ant lino svoris ir tada jūs tiesiog vieną koją mostate atgal. Ir visokius treniruoklis, aišku, irgi kartais būna treniruoklių salė, kur fokusuoja vien tik ant sėdmenėms. Ir įtupsiai yra patys geriausi, iš mano nuomonė, įtupsiai su svoris yra patys geriausi, kad jūs irgi gali padidinti sėdmenėms. Ir aišku, pritūpimai tada, bet kad pritūpimai būtų efektingi, jūs tada pirmą turi warm up. Apšilti jūsų sėdmenėms, tai reiškia, kad tada prieš jūs pradėti su pritūpimai, tada jūs galite tiesiog su savo kūno svoris daryti, tarkim, 3 serijas po 15 dubens kėlimas, arba su vieno kojo dubens kėlimas, tada jūs aktyvuoja jūsų sėdmenėms raumuo ir tada jūs, kai jūs jau keičiasi į pritūpimai su svoris, tada jūsų dėmesis ant sėdmenėms būtų daug daugiau negu, tarkim, jūs pradedate su pritūpimai ir jūsų sėdmenėms dar nėra apšilti. Taip, bet įtupsiai visokiais izoliacinės pratimus būtent sėdmenėms yra pati geriausia ir pati efektyviausia mano nuomonė ir mano patirties. Aš manau, kad jeigu jūs rašote 2 kartus per savaitę treniruojate kojas, tai ir jūs turite problemų treniruodama sėdmenis, ar jums nepavyksta auginti sėdmenų, tai reikalas yra tas, kad galbūt jums nepavyksta susikoncentruoti atliekant pratimą į tai, kad būtent sėdmuo keltų svorį, kad būtent sėdmens pagalba jūs atliktumėte pratimą. Dėl to, kad tiek pritūpimus atliekant, tiek atliekant įtupsus, tiek atliekant spaudimus kojomis, tai galima atlikti ir keturgalvių šlaunies raumenių, tai yra priekinė šlaunies dalimi, tiek sėdmenių. Ar tai atliksite keturgalvių, ar atliksite sėdmenių, priklauso nuo to, didžiąją dalimi priklauso nuo jūsų lankstumo. Ir jeigu jūsų lankstumas leidžia, nuo to, kaip jūs paskirsite savo kūno svorio centrą. Tai yra, jeigu jums pavyks kūno svorio centrą atmesti atgal ir atliekant pritūpimus, arba, sakykime, atliekant įtupstus, atsispirti ne priekinė pėdos dalimi, bet galinė pėdos dalimi, kas būtų kulnas, tada bus daug didesnė tikimybė, kad jūs daug smarkiau įdarbinsite sėdmenis negu priekinę šlaunies dalį ir tada pavyks stimuliuoti sėdmenis. Lygiai taip pat atliekant spaudimus kojomis, jeigu jums pavyks spausti būtent kulnais, o ne visa pėda ir ypatingai ne priekinė pėdos dalimi, tada greičiausia, kad jums pavyks įdarbinti sėdmenis. Ir kokie pratimai veiksmingiausi? Tai šitie pratimai ir yra veiksmingiausi. Esmė yra ta, kad reikia išmokti teisingai juos atlikti, reikia išmokti koncentruoti juos atlikti būtent taip, kad sėdmenys dirbtų, o ne priekinė šlaunų dalis. Gal ateityje aš padarysiu jums video visus moteris, kaip atlikti tam tikros pratimus, kad dirbantį sėdmenėms ir kad ne tiek dirbtų šlaunėms. Gerai. Dar tada manau, kad galime... Dar vienas. Tai gal iš pati pabaiga, Andrius, ką mes tiesiog įvairuojame. Ne, aš galvoju, kad atsakykime iš eilės ir tada padarysiu aš taip, tada peržvelgsiu, kad aš matau, kadangi mes kalbame ir aš matau tas atskiriančias eilutes, kad uždavėte labai daug klausimų, tada aš padarysiu taip, atrinksiu tos, kurie yra patys įdomiausi ir universaliausi, tai yra universaliausi, kad įdomus didžiai auditorijos dalį, ir aš tada padarysiu atskirą video, galbūt ne live, bet tiesiog video atsakymus, į kuriuos kurių metu aš atsakysiu į tos klausimus, o dabar tada, kad nepasimestumėm ties, ko baigiame, atsakykime Astos klausimą. Tiesiog iš eilės skaitau ir Astos šiuo atveju gavosi paskutinis. Sveiki, maitinuosi sveikai, pasiekiau norimą svorį. Ūgis yra 1,70 cm, svoris 51 kg, sportuoju namie 4 kartus per savaitę be svorių. Ką daryti, jei svorio mesti nebenoriu, bet valgyti daugiau irgi.
nenori daugiau mėsos svorio ir valgyti Bet irgi daugiau. nenori valgyti. Pripratau prie tokio maisto kiekio, žinoma, nebadauju, valgau, kad pasijausčiau soti pagal jūsų rekomendacijas. Aišku, galėčiau turbūt auginti raumenų masę, bet mane tenkina, kaip aš atrodo, ačiū jei sakysite. Tai Asta, kaip suprantu, jūs pasite, ką norite ir norite išlaikyti status quo, tai yra nenorite nei daugiau numesti, nei nenorite daugiau priaugti. Ir tada ir turite valgyti tiek, kiek dabar valgote ir galbūt tik tai. Jeigu svoris dar krenta su tiek jūs dabar valgėte, reikia tada padidinti kalorijų kiekį. Nėra kita atveju. Jeigu jūsų svoris dabar nebekrenta, tada viskas gerai. Valgyti tiek, kad būtų soti, valgyti sveiko ir viskas turi būti gerai. Jeigu jūs nori padidinti raumenų masę, turi padidinti maisto kiekis. Jūsų kūnas vėl gali priprati prie didesnį kiekį maistas, kaip ir pripratau, prie mažesnį kiekį maistas. Čia tiesiog reiškia, kad jūs turi pravesti savęs 1 ar 2 kartus ir jūsų kūnas vėl aptatuoja prie kitą kiekis maisto. Tai tiesiog... Čia galėtų būti pritaikytas banano principas, banano taisyklė. Vienas bananas, vidutinis bananas dažniausiai turi apie 100 kilokalorijų. Tai yra, jeigu jūs norite numesti šiek tiek svorio, tada atsisakote bananų ir tada sumažinsite savo bendrą dienos kaloringumą 100 kilokalorijų. Jeigu norite priaugti, padidinate savo kalorijų suvartojimą 100 kilokalorijų, tai yra pridedate 1 bananą. Dar 1 bananą. Jo. Arba tą galima daryti su pusę pakelio ryžių, tai bus maždaug 180 kilokalorijų. Jo, po biškį. Tai yra, jeigu jūs esate pasiekusi status quo ir jūs bandote tai išlaikyti, tai ir tie pakeitimai, kuriuos darote, turi būti labai maži. Arba šiek tiek kažko pridedate, arba šiek tiek kažko atimate ir viskas, ko jums reikia. Treniruotis aš jums nepatarčiau nustoti dėl to, kad jūs tada nustojus vėl tada šiek tiek suglebsite, o išlaikykite tą formą, kurią padarėte, jeigu jūs tenkina. Jeigu norite, kad svoris nebekristų toliau, tada šiek tiek pridėkite maisto ir tada greičiausia, kad išlaikysite tą status quo. Tai va, tada šita linksma gaida ir šituo jūsų gražiu Asta pasiekimu ir baigiame šios dienos transliaciją, kadangi jūsų aktyvumas buvo didelis ir matėme, kad žiūrėjo transliaciją daug žmonių, tada tas transliacijas pažadame daryti ir vėliau. Ačiū, kad buvote su mumis šį jau saulėtą sekmadienio vakarą. Iki likite sveiki. Veikite sveiki. Iki.